kaip realizuoji savo kūrybą, tą pardavimo, pristatymo visuomeniai prasme? Tai šitoje srityje, tai manau, nemažą kelią esu nuėjęs, nes mano vis dėlto menas ir mano tapyba tikrai nėra visiems suprantama ir priimtina, nėra patraukli, reiškia, statistiniam lietuviui ir netgi mūsų meno mylėtojai truputėlį kitokį skonį turi, nes mano vis tiek pakankamai tokia, sakyčiau, atvirų spalvų, dekoratyvių, plokščia tapyba. Yra įvairių stilių, tokių kaip, reiškia, naivus menas, primityvus menas, simbolizmas ar siurrealizmas nuo atspalvių, bet tai nėra klasikinės lietuvių tapybos mokyklos padarinys, kadangi aš pats čia skulptūrą baigęs esu ir reiškia, to ačiū Dievui, ko labai džiaugiuosi, to mūsų, reiškia, tapybos to purvinais, pilkais, juodais dažais, to užkrato man pavyko išvengti, ir štai mano labai tokie, švarūs, skaidrūs darbai yra, pakankamai, reiškia, gerai priimami kitose šalyse, teko nemažai pasaulio su parodom apvažiuoti. Tai su tapyba taip išėjo, kad nei stovint Pilies gatvėje su kūriniu, nei, reiškia, parašius elementarę, gavus recenziją apie parodą, niekas tų kūrinių nepirko. Tai reikėjo vis dėlto pristatinėti visuomeniai, reikėjo kažkaip paaiškinti, kad toks menas irgi gali būti ir ne viskas taip lengva suvesti į tam tikras formulės. Tai dėl to ir kilo idėja įkurti galeriją dailės. Tai 2002 metais Užupyje, kaip tik prie Užupio kavinės, buvo įkurta galerija Tadas ir ten tokia autorinė galerija, kaip po dailininko studija, kur buvo galima rasti mano meną. 3 metus gyvavo, dabar pakankamai gerai sekėsi, o dabar tą idėją, reiškia, tą pačią tokią autorinės studijos idėją, dar reiškia, noriu įtraukti savo tėvą Leonardą Gutauską ir brolį Simoną Gutauską, tai bus 3 Gutauskų galerija, dabar Žvėryne pasistačiau galeriją ir perkelsiu ten. Tai tikslas būtų toks, kad pristatyti visuomeniai tą meną, kitas iki ir paaiškinti, jeigu to reikia, ir gal kitas iki pabendrauti ir tiesiog galbūt tas irgi padeda žmonėms įsijausti į meną, kai jie gali susipažinti su autorium, su juo pasikalbėti, kas, kaip, kodėl, kaip tie kūriniai atsirado. Tai o antras būdas pristatymo, vėlgi, kaip aš ir minėjau, tie visuomeniniai projektai, stambios idėjos ir išėjimas į visuomenę, tada jau visiškai be jokių kompleksų, ir su televizija, ir su radiju, kaip buvo prieš tai, ir videoklipas sukūriamas apie tą idėją, ir išėjimai labai dažnai spauda, ir pasisakymai. Tai tokie 2 keliai. Ar pats inicijavai tą tokį visuomeniškumą, prisistatymą visuomeniai, ar kas tau padėjo? Ne, tai mes dažniausiai su žmona šeimoje tai darom. Tai tas žmogus, kuris padeda ir mes dviese tas idėjas generuojam. Ir kažkokių specialių ten, sakysim, kompanijų samdyti ar ką neteko, nors paskutiniu jau metu bendrauju su viena PR agentūra, grinai privačiai, kurie tikrai labai irgi palaiko tas idėjas, meno progresyvės idėjas. Ir tam tikrą galbūt misiją mato, kad kaip mūsų visuomeniai padaryti, kad tai būtų aktualiau ir įdomiau, kad reiškia, jie vis labiau domėtųsi tokiom nekomerciniam, ne kažkokiom nekonjunktūriniam idėjom ir pasaulyje žiūra. Tai